Šiais metais 140 metų sukaktį mininčioje Batakių evangelikų liuteronų bažnyčioje Tauragės krašte suskambo restauruoti istoriniai vargonai. Unikalų instrumentą savo amžiumi gerokai pranokstantį bažnyčią ir laikoma vienu seniausių Baltijos šalyse vis dar gaubia paslapties skraistė. Iš pradžių vamzdelis gaminamas šiek tiek ilgesnis, tačiau turi būti tokios pat formos. Dedame jį į vidų. Būtent taip mes ir dirbame. Tol, kol girdžiu, kad visi vamzdžiai dera tarpusavyje. Vis lyginu su kitu registru. Tada juos tiksliai suderiname. Registrą po registro. Kaip vargonų ekspertas ar vargonų meistras išardo tokį instrumentą, pamato daug detalių, nusakančių, kaip instrumentas buvo pagamintas. Kartais detalės nurodo kryptį į kurią nors vargonų mokyklą. Galima atsekti meistrus ir jų mokinius, kurie dirbo konkrečioje vietoje konkrečiu metu. Mes vis tikėjomės, kad surasime tokį įrašą, kokius paprastai aptinkame daugelyje vargonų. Tam tikroje vietoje būna nedidelis lapelis su įrašu, kuriame užrašytas vargonų meistrų vardas ir metai. Tačiau ant šių vargonų nieko neradome. Ferdinandas man vis kartojo, kad šį instrumentą pagamino labai geras vargonų meistras. Jis sakė, galiu tai tvirtinti, nes esu matęs tiek daug 17 amžiuje pagamintų vargonų. Tai nebuvo koks žmogus iš provincijos, o labai patyręs meistras, gebėjęs puikiai pagaminti detalės iš metalo ir medžio. Žinome, kad artimiausias vargondirbystės centras šiame regione buvo istorinėme Karaliaučiuje. Karaliaučius jau nuo 17 amžiaus garsėjo savo vargonų gamybos tradicijomis. Esu įsitikinęs, kad šie vargonai pagaminti būtent šios tradicinės mokyklos atstovo. Raižinių ornamentų stilius byloja, kad vargonai buvo pagaminti laikotarpiu maždaug nuo 1690 iki 1710 metų. 1710-aisiais jie jau turėjo atrodyti kiek senamadiški. Šie drožiniai buvo pagaminti tuo pačiu metu, kaip ir pats instrumentas. Tuo metu Karaliaučiuje dirbo vargonų meistras Sigismundas Kaspari. Galbūt šį instrumentą pagamino jis, tačiau negalime to patvirtinti, nes neturime jokio įrodymo. Ką galime pasakyti užtikrintai, tai istoriniai baroko epochos Karaliaučiaus mokyklos vargonai, pagaminti apie 1700 metus. Pirmaisiais 18 amžiaus dešimtmečiais Karaliaučiuje dirbęs Prūsijos karaliaus dvaro vargonų meistras Georgas Sigismundas Kaspari buvo kilęs iš garsiosios vargonų meistrų Kaspari arba Kasparini dinastijos. Šios žymios giminės palikimas – puikūs instrumentai įvairiuose Europos kraštuose, nuo Italijos iki Lietuvos. Karaliaučiuje dirbusi giminės atšaka paliko ryškų pėdsaką Vilniaus vargonų mokyklos istorijoje. Pas Georgą Sigismundą Kasparį, kuris, kaip spėjama, susijęs su istoriniais Batakių vargonais, mokėsi Gerhardas Arentas Zelė, istorinių Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios ir daugelio kitų vargonų kūrėjas. Galime tik spėlioti, galbūt Batakių liuteronų parapijos įsigytų vargonų autorius dar anksčiau Karaliaučiuje dirbęs Georgo Sigismundo Kaspari pirmtakas ir jo uošvis Johanas Jozua Mozengelis. Šis Prūsijos karališkojo dvaro meistras, dirbęs 17 ir 18 amžių sandūroje, buvo daugelio rytprūsių liuteronų bažnyčių vargonų autorius,
tarp jų ir senosios Klaipėdos Mėmelio Švento Jono bažnyčios vargonų, kurie kartu su bažnyčia sudegė didžiojo miesto gaisro metu XIX amžiaus viduryje. Kol neatrasti tikrąją vargonų autorystę įrodantys įrašai, atkurtų senųjų Batakių liuteronų bažnyčios vargonų meistras išlieka paslaptimi. Gal vieną dieną mes sužinosime, kas parašė užrašus ant vamzdžių, juk ten užrašyti natų pavadinimai F, Fa diezas ir taip toliau. Galbūt kažkada mes surasime instrumentą, ant kurio vamzdžių natų pavadinimai bus užrašyti ta pačia ranka. Galbūt tada mes sužinosime, kuris vargonų meistras pagamino šį instrumentą. Šiek tiek pataisome. Minutėlė. Dabar jie šilti. Turime palaukti, kol vamzdžiai atvės iki aplinkos temperatūros. Kitas. Tai taip viskas trunka valandų valandas. Kai dirbau prie šių istorinių vamzdžių, suprantu, kaip laisvai ir gražiai jie turėtų skambėti. Tai labai svarbu. Jie turi skambėti ne taip, kaip aš noriu, bet taip, kaip jie buvo sukurti savitu garsu. Jį atrasti labai sudėtinga, suprantate? Todėl turiu pamiršti savo idėjas, tai, ką galvoju, ir dirbti su tuo, kas jau sukurta. Tai mano gyvenimo dalis. Ir man tai vis dar patinka. Čia tiesiog širdis sproginėja ir nežinau, kaip pasakyti. Tai yra tikrai 300 metų instrumentas ir tie garsai, kiekvienas savotiškai įdomus ir kiekvieną išsitraukiant ir klaviatūra visiškai nauja. Aišku, didžiulis džiaugsmas, smagu, gera, bet su instrumentu reikia susidraugauti, reikia išmokti, pajausti. Įdomu ir matysim, labai bus gražu išgirsti, kada gros tikrai profesionalai. Ir žinoma, džiaugsimės, kad galės ir mūsų vargonininkai, parapijos vargonininkai groti. Čia autentiškomis sąlygomis galima mokytis senosios muzikos atlikimo. Galite pajusti, kaip buvo grojama tokia senovinė klaviatūra, kaip veikia oro pūtimo sistema, kaip prisiliesti prie klaviatūros ir išgauti garsą, nesukeliant nepageidaujamų garsų, nes viskas labai subtilu ir jautru. Pirštus nuo klavišų reikia pakelti labai švelniai, nes ši oro pūtimo sistema yra labai jautri. Jei pakelsite grubiai, žiūrėkite, kas atsitinka. Skamba blogiau. Mums reikėjo restauruoti visus vargonus, taip pat ir spintą ir drožinius. Visas dalis atgabenome į mano dirbtuvę. Geras mano bičiulis Ernst Hohn atkuria spalvas. Jis pamatė, kad nors vargonai buvo nudažyti baltą spalvą, po jas slėpėsi net keletas spalvų. Atidengęs pirmuosius sluoksnius, jis aptiko 2 skirtingų atspalvių mėlynus dažus ir autentišką aukso spalvą. Abu su Martinu džiaugiamės ir aptarėme, kad mėlyna spalva buvo būdinga šiam regionui. Net bažnyčios balkonai anksčiau buvo nudažyti melsva spalva. Mano bičiulis padarė viską, ką galėjo, kad atkurtų originalią spalvą ir visas dalis nudažė tokią pat spalvą. Todėl dabar naujai nudažytų vietų neatskirsime nuo senųjų. Kitas mano bičiulis, su kuriuo kartu dirbame daug metų, Joseph Koiš, man padėjo sutaisyti vargonų spintą, kurios būklė buvo labai bloga. Buvo pakeista konsolė, klaviatūra, ji nauja, tačiau pagaminta pagal senąjį pavyzdį. Buvo atnaujinta vis daugiau ir daugiau vargonų dalių.
dalių. Štai oro pūtimo sistema, kurią čia matote, yra visiškai rekonstruota. Senoji sistema buvo įrengta pastogėje, jos atkurti nebegalėjome. O problema buvo dar ir ta, kad šviečiant saulei, skardinis stogas įkaisdavo 10 laipsnių daugiau nei bažnyčios vidus, o į vargonų vamzdžius patekdavęs karštas oras visiškai išderindavo instrumentą. Todėl buvo nuspręsta, kad dumplės ir visa sistema turi būti tame pačiame aukštyje, kaip ir vargonai. Turėjome ją pataisyti. Kai grojama, dumplės kilnojasi, nes garsų išgauti reikia oro. Turėdami senuosius vamzdžius, nustatėme tikslų vargonų derinimo aukštį. Šie vargonai skamba pustominiu aukščiau, nei dabar įprastas derinimo aukštis, siekiantis 440 Hz. Tačiau tai buvo suderinti originalūs vargonai ir aš negalėjau nieko keisti. Derinimas aukštesnis nei esame įpratę. Giedodami tai iš karto pajusite. Taip pat pajus grojantys pučiamaisiais instrumentais. Žiemą galbūt reikėtų instrumentą suderinti žemiau, o vasarą, grojant smuiku ar violončele, galima prisiderinti prie vargonų. Šimtas 40 metų sukaktis, kai 1884 metais buvo padėtas kertinis bažnyčios akmuo ir pamatai. Atkurti, surestauruoti vargonai jubiliejiniais metais sugrįžta į bažnyčią. Ir tie vargonai, kaip paskiau šnekėjom ir beriaus su restauratoriais, kad taip, vargono detalės netgi senesnės už bažnyčios pamatus. Tie pamatai, nors dabar prieš kelias metus sutvirtinti jau šiek tiek, bet realiai ir tie vargonai, kurie po bažnyčios pastatymo, pašventinimo buvo atvežti čia ir jie stovėjo čia visą laiką su visomis tomis detalėmis, ką ir restauratoriai atrado, ir jie vargonai restauruoti stovi, taip ir tie patys tvirtai, kaip ir šiandien pamaldų metu galvoju, tarsi kaip ta tvirčiausia saugos pilis, tas kertinis akmuo, kuris padėtas ir statykite tą savo tikėjimą, savo gyvenimą ant to kertinio akmens, tai yra Jėzaus Kristaus. Štai matote 10 registrų. Pagal jos vargonų vamzdžiai išdėstyti eilėmis, kaip muzikantai šioje medinėje spintoje. Tai 10 skirtingų spalvų, 10 balsų, žemesnių ir aukštesnių. Priekiniai vamzdžiai kalbasi su bažnyčia. Garsas flauto major, didžiosios fleitos balsas. Jis skamba kaip fleita, yra žemas ir tylus. Toliau seka viola, tai styginis instrumentas panašus į smuiką ir jos tembras panašus. Įsivaizduokite, kaip stryku braukiame per smuiko stygas. Tuomet seka flauto minor, mažosios fleitos balsas. Tai didžiosios fleitos sesutė. Štai čia turime visą Obertono galeriją. Tai aukštesni garsai, kurie suteikia vargonams nuostabaus skambesio. Jie puikiai skamba grojant greito tempo kūrinius ir vargonams suteikia jėgos. Į šiuos balsus grojame po vieną, jie skamba tarsi maži vargonų kūdikėliai.
Pridėdamas šį garsą aš galiu išgauti pilną vargonų skambėjimą. Pradedu nuo flauto major, didžiosios fleitos, kuri yra labai švelni. Tuomet pridedu priekinius vamzdžius, principalus. O dabar vieną po kito jungiu kūdikėlius. You can hear Girdite 10 registrų, maždaug 590 vamzdžių. Tiek yra šiuose nedideliuose vargonuose. Manau, tai labai unikalus dalykas Lietuvoje. Tikrai. Tai, ką čia matome, yra tikra brangenybė. Buvau įsitikinęs, kad darbas bus atliktas puikiai, nes Ferdinandą Štemerį pažįstu daug metų. Tačiau šis instrumentas pasižymi tikrai ypatingų charakterių, nuostabiais garsais, tikrai įkvepiančių garsų pasauliu. Tai man buvo didžiulis netikėtumas, kai vargonininkas Krzysztof Urbaniak pradėjo groti. Buvau apačioje ir išgirdau priekinių vamzdžių garsus. Iš karto pagalvojau, kad šis instrumentas fantastiškas. Jei jau pirmosios natos skamba taip kokybiškai, o garsas toks švelnus ir puikus, buvo tikras netikėtumas, kad šis instrumentas toks savitas, ypatingas su senosiomis savo spalvomis ir vėl suskambo. Galima sakyti, kad jis gimė antrąjį kartą. Tai antrasis jo pristatymas po daugybės metų, o skamba jis kaip tada, 1700 metais. Tokios buvo mano mintis. Tai 100% tobulai atliktas restauravimo darbas. Tai buvo labai sunku, būsiu atviras. Tai vienas sudėtingiausių instrumentų per visą mano gyvenimą. Žinoma, senstu, tai irgi prisideda. Kartais galvodavau, kodėl sutikau. Tai buvo labai sudėtinga, nes instrumentas buvo baisios būklės. Tačiau laimiai nusprendėme, kad jį reikia restauruoti, o ne tik atkurti keletą registrų ir išgauti garsą. Dabar tai jau išbaigtas pilnas instrumentas, suprantate? Dabar galiu džiaugtis, kad šie vargonai yra tokie, kokie turėtų būti yra savimi. Restauruoti vargonai buvo iškilmingai pašventinti gegužės 25-ąją švenčiausios trejybės šventės išvakarėse. Šventinės pamaldas vedė ir instrumentą pašventino Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis. Po ilgos pertraukos suskambusiais vargonais džiaugiasi savo bažnyčios 140 metų sukaktį šiemet minintys batakiškiai, į pamaldas atvykę liuteronų kunigai ir tikintieji iš įvairių Lietuvos parapijų, vargonininkai bei vargonų ekspertai iš įvairių šalių. Dėkojau Dievui pamaldų metu, kad aišku, aš pirmą kartą gyvenime išgirdau šiuos senuosius vargonus. Parapiečių veiduose, kurie buvo girdėję, taip ir kaip mano močiutė, kurie, kai sakoma, danguje pas Dievulį yra, jau jinai buvo krikštyta čia. Tų žmonių konfirmacijos metu tie vargonai dar grojo prieš daugiau negu 40 metų. Tos emocijos, to jausmo, sako, neina iki galo apibūdinti. Sako, mes galim pasakyti, džiaugiamės, laimingi, verkiam iš džiaugsmo ir panašiai. Bet iš tikrųjų tas pajautimas vidumi, sako, taip aš suprantu, nes iš tikrųjų, kai aš sakau, labai toks jausmingas įvykis, tai didžiulis įvykis, kiekvieno iš mūsų gyvenime, parapijos gyvenime, bažnyčios visos liuteronų gyvenime. The organ in the Lutheran service is very important because the Liuteronų pamaldose vargonai yra labai svarbus, nes parapijos giedojimas labai reikšminga tradicija.
kuri tęsiasi nuo Liuterio laikų iki mūsų dienų. Kartu su giedojimu vargonų muzikos tradicija paplito visose liuteroniškose kraštuose – Šiaurės ir Vidurio Vokietijoje, Skandinavijos šalyse, Latvijoje ir Estijoje. Nuostabu tai, kad ši liuteronų parapija ir bažnyčia turi instrumentą, liudijantį gilią parapijos giedojimo, pritarant vargonams tradiciją, besitęsiančią nuo reformacijos laikų. Tai ne tik batakiams, bet iš esmės ir ne tik regionui. Tai yra labai svarbus dalykas kultūrai, nes restauruoti tokio amžiaus vargonus, kad jie veiktų taip, kaip jie veikia prieš kelis amžius, tai yra tikrai neįtikėtina. Tikiuosi, kad tai bus išliekamoji vertė dar keliems šimtams metų į priekį ir tiesiog, kad ta kultūra, kuri buvo, jinai yra gyva šiandien, tai yra įrodymas, didelio darbo, aišku, įrodymas, bet ta kultūra, jinai neš savo žinutę, savo kelią ir ateities kartoms. Tai man atrodo, kad tai yra labai prasminga, labai svarbu. Tai džiaugiamės, kad toks atradimas įvyko ir jis kaip deimantas čia turėtų suspindėti. Nes susidomėjimas tikrai yra labai didelis, kada truputėlį, kaip per tos socialinius tinklus paleidome tokią žinią, kad čia jie bus restauruoti. Tai labai daug susidomėjusių Europos vargonų ekspertų iš karto sakė, kad mes atvyksime, mums labai įdomu. Ir tai rodo, kad tikrai bus didelis susidomėjimas šiais vargonais. Kiekvienas instrumentas jis turi groti, jis turi būti naudojamas. Mano mintis tokia yra, kad tikrai kasmet suorganizuoti bent jau senosios muzikos ar vargonų senosios muzikos ar konferenciją ar kokį koncertų ciklą, kur galėtų būti kviečiami vargonininkai ne tik iš Lietuvos, bet ir iš visos Europos, kurie domisi, kuriem būtų įdomu. Ir tai, aš manau, parapijai tiesiog duos daugiau veiklos, daugiau tokio matomumo tikriausiai. Tai aišku, norisi, kad žmonės ateitų iš tos Dievo namus ir tiesiog tai būtų atgaiva jų sielai. Ir aišku, tai yra bažnyčios iš tos bendruomenės duoklė kultūrai, liuteronybės kultūrai, nes mūsų krašte tai yra labai senos tradicijos ir tuo didžiuojamės ir džiaugiamės. Kur semiatės kantrybės ir motyvacijos darbui su tokiais instrumentais? Juk tai ištisi mėnesiai labai kruopštaus ir sunkaus darbo. Yes, but you have every day surprises. Taip, tačiau kasdien nutinka netikėtumų, teigiamų ir neigiamų. Teigiamų būna daugiau. Be to norisi išgirsti, kaip tas instrumentas skamba. Todėl labai gerai žinai, kur eini ir ko sieki. Tai ir motyvuoja, kad gali visai parapijai vėl sugrąžinti puikų instrumentą. Vargonų meistras ant pagamintų vargonų palieka savo ženklą, liudijantį, jog jis jį pagamino. Kokį ženklą palieka restauratorius? Kunigas, kai pirmą kartą išgirdo vargonus, kai jam pagrojau, pradėjo verkti. Man svarbu, kad Martinas, Kšištofas tikrai puikus ir mūsų darbą išmanantis vargonininkai būtų patenkinti mano darbu, tuomet esu laimingas. Jei vietiniai žmonės džiaugsis, ko dar norėti? Tai nedidelis dalykas, kurį galiu padaryti dėl kitų žmonių.